savo. Porą ribą steikų. Taigi sveiki atvykę į kasmetinį kalėdinį video. Ir čia esu aš, Gustas Kiškiūnas. Jaučiuosi labai apsimiegojęs, nes atsikėliau prieš 3 minutės. O kalėdom tikiuosi gauti treningus, nes paprašiau treningų. Ir labai tikiuosi gauti iPhone, nes labai norėčiau iPhone. Bet žinau, kad negausiu. Treningai! Iškart išsipildė dovana. Kodėl nepilės? Bus gerai į džimą eit. Ką? Kas toliau? Kas tikrai žinai iPhone'as gal toks? Tikiuosi tokie. Toks didelis. Gal mašinos rasi? Pirklių reikia. Mašina. Tipo, įkrenta netyčia. Aš atsargyčiau. Kvepalai. O, kokį. O, va, koks tai. Čia nuo mūsų su Gustu į tavo naujus namus. Ai, čia va tai. O, wow. Ai, čia taip užsideda ant viršaus? Jo, kai atsiska. Žiūri gražu. Labai, labai gražu, labai ačiū. Pauosti. Labai kvepia. Labai. Tai kalėdos. Kad visada skarsau. Mano kalėdos visada Opa. O, čia žaisliukas toks. Kai gražus. Nu, davai, Gustai. O, Gustai. Jau nuobodžiai sėdi. Kaip šifrė, nu. O, šepetėlių galiukai. Elzus? Ne. Gaila. Ir prapakuotas pakelis. Stili fleškė. Ai, čia bendra dovana. Bendra dovana. Kalėdų, gimtadienio ir čia nuo mūsų su Gustu. Ačiū jums labai. Emi. O. Nu tai perskaityk, tai kaip? Tai kaip ten taras? Winehouse. O tai koks vardas? Back to Black. Koks vardas? Emi. Šitą labai gerai. Eme? Eme? Eimi, Gustai. Ištarkime visi teisingai. Eimi. Kas? O jo, kodėl jis raudonas? Bet sakė, labai jisai trapus, tai tu atsargiai. Ne? Kas trapus? Ne. Tai Zedai dovana. Na, paklaus. Kai jam dovanais nebeateina. Tai žiūrėk. Žiūrėk, jaučia, grinai. Zedai, čia tau. Žiūrėk. Uodžia. Zedai! Gal laikas kavos pertraukėlį? Ha? Ho? Ha? Kofeino kavos kuponas. Nu, davai. Davai. Tikiuosi rezultatas visko. Tu ko? Iš kur tu filmuoji? No way. Ką, cheers. Reikia šaut. Mono arba stereo. 2 tickets. Savo mieliausia akimirka. Čia kaip Erika. Tokį gavo. Dvynukas. Dvynukės Erika. Šokoladas. Esi nepanaudota šita bus. Tusikai. Mies. Tikrai komentaruose, kas čia? Bus pranaudota irgi jau. Atsipalaiduok ir pasimėgau. Opa. Kai čia gali būti. Dar dovana atlikti. Ne. Ai, tu savo. Ai, tu vėl kambarys smirdės visas.
visą naktį. Šipsai. Čia yra Auksinis. make-up primeris, kurį aš labai norėjau. Bioderma. Čia tas kremukas. Jo, veido kremukas yra prašiau. Labai dera. Balansas, Labai svarbiausia. svarbu išlaikyti gyvenime balansą. Čia dabar. Aš nevalgau, Ne! Gustai, ne! Netikėta. Čia buvo dovanų pakavimas su manim, Gustu Kiškiūnu ir Barbara Kiškiūnaitė ir Kristina Kiškiūnienė ir Ryčiu Kiškiūnu Ir Zekiškiu! ir Zedu. Sutiksim kitais metais, arba nesutiksim kitais metais, nežinau. Pasižiūrėsim, kaip čia bus. Kitais metais norėčiau naujos kameros, nes šitą praktiškai sudegė, kol filmavau Kitais video. metais noriu mašinos, nes 18. Ko tu mano nori? Aš kitais metais ramybės. Tu? O aš laimės. Kai O mes Zedas maisto. Nu mes Kur atvarom? į Alytų. Į Alytų pas senelius. Tai ką veiksim? Degraduosim. Degraduosim. Tiksim jau dabar viduj pas senelius. Peace out. Sveiki. Sveikas, sveikas, bus toks sveikas. Kaip laikotės? Aš labai pavargau, kad va. Tėvai, Sveiki. Kaip laikotės? straikis. Judam kur tamta. Taigi mes kaip visą laiką nieko nevalgom ant kūčių stalo, ne? Jokių mišrainių, jokių silkių. Jo, tai einam dabar iki parduotuvės nusipirkti produktų ir gaminsim šviežius makaronus su krevetėmis. Tai jeigu norėtumėt pamatyti tokį video, parašykite komentaruose, nes aš jums po to parodysiu, bus žiauriai skanu. Vysim vyno nusipirkti, bet... Nu, nes reikia, žinot, makaronų. O šiaip ką neparduoda? Tai, šiaip nežinau, tipo dabar kūčios, tai tipo negalima gergi pagal krikščionių tikėjimą. Oh. Alytus. Barbara Alytui, vaikšto. Aš esu. Alytaus žemę liečia. Visas bus kaip parduotuvėje geresnės dainos negu klube. Parduotuvėje nusipirkome sūrio, cream cheese, sviesto, nu ir vyno pardavė. Dabar atvažiavo pats didžiausias veiksmas šitoje šventėje. 3, 2, 1. Labas. Sveikas. Ką tu gero? Nežinau, kaip pasirinkti. Rinkinukas. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Sveiki. Dabar aš tu agentė. Po maldelės pradėjome gaminti makaronus. Barbarai daviau užduotį gaminti pačius makaronus, ten įsivynėti tešlą, o pats kepiau krevetes ir gaminau padažą. Jūs išgąsdinsit Gustą subscriberius. Nope. Vainiau. Nu, Gaminam čia makaronus. Kurių jūs neįperkat? Jau daug. Jūs... Pat makaronai bus su krevetėm. Ir čia jau glaziruojasi vynas. Labai skanu turėtų būti. Tikras kepėjas. parodyk. Pala, nesimato. Va, miltai visai. Ką tu darai? Vainiau. Į pabaigą makaronų gamybą. Žiūrėk, turim tiek va pridarę makaronų šviežių. Tai va dabar dėsim jas į šitą didelį puodą. To išvirs vanduo. Aš padėjau.
Pagamink makaronus. Aš daugiausiai padėjau. Jis padėjo daugiausiai trukdyti. Turim vyną. Sveiki atvykę į mūsų maisto review. Sesūras su to kalbu, sako per mažai. Man reikia pristumti. Nu ką? Cheers. Cheers. Kur man sės? Ejo. Ačiū. Paragauk dabar tu. Tai aš sakiau skanu. Kiek nuo 1 iki 10 duodi balų? Vieną. Ką? Vieną. Vieną. Aš duodu iš tiesų. 9? Gerai. Aš duodu 9,5. Būtų 10, jeigu lengviau aparatas suktųsi. Aš 8 duodu, nes norėjau, kad būtų juodi makaronai, bet neradau kalmarų rašalo. Tai dėl to 8. Uuuu. Parlekiam, vyrai, ir Mes druskininkas. Pagaliau atvarėme druskininkus. Dabar yra 11 valandų ir 2 minutės. Ir va toks vaizdas pro mūsų viešbučio langą. Wow, vyva! Ką tu pasakysi? Aš tai žiauriai laiminga iš tiesų. Einu šaut šampaną. Pala, bet čia nealkoholinis. Parodyk, kad nealkoholinis. Va. Labai gerai. Balai lipa. Pūdėlą. Baisiai daužo. Su naujais metais. Čia kalėdų video. Su naujais metais sveikia. Žiūri geras. Sauvignon Blanc. Važiuojame prie room tour. Sveiki atvykę. MTV Cribs. Welcome to my crib. Kasmetinis kambarys 32. Tram 2. Tai ką, užeikite. Mūsų kelionė šią turą pradedam nuo tualeto. O. Tai ką, nuostabusis dušas. Rankšluosčiai suplyšę. Ką, tūlikas. Nu, gaila ne japoniškas, ne šilumas, bet sueina. Sueina. Pamyštų užtenka. Grauglio. Čia stiklinaitis. Gerai, einam toliau. Striukė čia pasiėmė. Spinta. Opa. Seifas. Prašau. Čia šautuvą laikyti. We will make America great again. God bless you and good night. Tada Insane Samsung TV, kurio mes nenaudojame niekada, nes pamiršom pasimtai žemyjų laidą. Lovas. Kiek vertini lovų patogumą? Tai va, patogumas. Sakyčiau, kokie geri 7. Patogiau nei ant žemės. Pala. Patogiau nei namie. Tai mano pusryčiai 6,5, o šita suknista lova 7. Du tai? Ne. Kada vedėjau, kada vedėjau? Nu ir ką, nu ir dar turime va tokius, va, staliukus. Geltonus, su stalčium. Prašau, turime lampas. Lampas veikia lampas. Galima taip nusisukti, jeigu nori. Nu ir turim stalą. Stalą, čia va Gustas editina, montuoja video Gustas. Tai pasubscribinkit dėl to. Ir geriausia dalis šaiko. Mini fridge, kuris tuščias. Oh, O tai wow. kur viskas? Oh, well. O tai kas suvalgė? Barbara, čia tu suvalgiai? Alo. Taip, tai mes norėsim poros vištienos skrutinėlių su bulvėm, tada porą ribai steikų ir dar mac and cheese, jeigu galima. Ir nepagailėkit daug šampano, nes šiandien švenčiam naujus per kalėdas. Ir čia buvo Hotel Room 2. Sveiki atvykę į mūsų Q&A su Gustu Kišiūnu
Ir Barbora Kiškiūnaitė. Barbara įsikėlė storį, užklausdama savo draugų klausimų mum. Ir dabar mes bandysime atsakyti tos klausimus. Aš atvirai, aš neįsivaizduoju, kas čia bus. Aš irgi, nes aš dar neskaičiau jų. Tai ką, pradėkime. Pirmas klausimas. Ar Gustas nusidažė plaukus? Ha? Mano plaukai visą laiką blondiniški buvo, tai nenusidažiau, bet jeigu reiktų nusidažyti plaukus, tai dažyčiausi baltai arba tamsiai raudonai. Nu jo. Taip, visiškai baltai. Ai. O tu kaip dažytumės plaukus? Aš tai dažyčiaus taip, kaip dabar dažausi. O, tu dažaisi plaukus? Jo, biški. Tai buvo fake? Tai buvo biški šviesinas. Aš noriu būti labiau blond. Tu padarnesnė. Kitas klausimas. Čing čing. Pasakykit vienas kitam pagražų nuoširdų palinkėjimą. Jo. Ok. Nu tai čia net neklausimas, jeigu tu darai. Gerai, nu pradėk. Gerai. Aš tau linkiu daug pinigų. Čia tu pauždėsi emotional, žinai, sound. Linkiu daug pinigų. Daug azijiečių. Ok. Ir pabaigtų univerą. Kažkada. Pažiūrėk. Ai, ir dar daug subscriberių. Aš tau linkiu susirasti žiauriai turtingą vyrą. Čia pirmas. Tada nusipirkti Porsche. Čia antras. Nu, arba, žinai, kad tau vyras nupirktų. Ir tada turėti labai gražią ir labai laimingą šeimą. Nu, dėkui. Klausimas numeris 3. Ar buvot geri šiais metais? Aš manau, kad jo. Pakankamai jo. Taip. Aš buvau geras. Taip veiks skamba. Kitas klausimas. Ko tikitės iš ateinančių metų? Aš tikiuosi gerai parašyti egzus ir pinigų daugiau biškutį ir daug gerų prisiminimų. Jo, aš tai tikiuosi priaugti 5 kg kitais metais. Šiauriai daug pinigų norėčiau. Ir nebegyventi Olandijai. Paskutinis klausimas. Čia toks ilgas. Nuo 1 iki 10, kiek sutarėt vienas su kitu ir kodėl? Ok. Nu tai galim pradėti galim ilgesnį istoriją papasakoti ir pradėti nuo pradžių. Tai mes anksčiau vaikystėje žiauriai nesutarėm. Muždavomės. Bet kai buvo maži, tai mes šiaip visą laiką, visą vaikystę kartu praleidom, mes tiesiog baisiai, muždavomės. Nu, žinai? Nu jo, aš ten tyčiodavausi iš tavęs. Nu tai jo, tai nes tu, žinai, vyresnis, tai čia normalu. Bet mes šiaip visą vaikystę kartu praleidom. Nu, tas yra. Nu. Bet mes visiškai nebendravom. Pavyzdžiui, karantino, tai visiškai nebendravom. Mes šiųjų per karantino, tos kiek ten 2 metai buvo, ar kiek, nei vieno žodžio viens kitam nesam pasakę. Ne. Tada, kai jisai išsikraustė, tada žiūri gerai pradėjom bendrauti. Jo. Nes, žinai, visą laiką pradedi vertinti tai, ką prarandi, žinai. Jo. Tai jo. Bet tai vaikystėje tai baisiai mes ten beefinom. Jo. Nu tai dabar tai 10 iš 10, sakyčiau. O vaikystėje tai 1 iš 10 tada. Per karantiną iš vis minusinis. Jo, per karantiną tai tiesiog 0, nes 0, bendravimo tai 0. Tai va. Tai čia buvo Q&A su manim, Gustu Kiškiūnu. Ir manim, Barbora Kiškiūnaitė. Tikiuosi buvo įdomu. Jeigu norite pamatyti dar Q&A video, tai rašykite komentaruose. Ir tada jau kitą kartą ir aš galėsiu pasipostinti savo Instagram'e story. Ir jūs galėsite paklausti ir manęs, tiek Barboros, tiek manęs klausimų. Tai jau. Ačiū, kad žiūrėjot. Ką, labas rytas, draugai. Labas rytas, gražių šventų kalėdų. Taip, antras rytas, kalėdų rytas, gražus rytas. Ką žinau, mėgau 5 valandas, kiek tu mėgai? Kokie 6. Jo, tai labai fainiai. Nu tobulą tiesiog. Nu, sunku žiauriai užpirkt vakar buvo, nes Red Bull vakarė išgeriam, tai taip gavosi, jo. Jo, dėja. Jo, o dabar eisim pusryčiauti. Tai susitiksime jau prie pusryčių stalo.
Tai ką jau prie pusryčių stalo? Dabar Gustas prašo, kad pagamintų mums pusryčius, nes nieko nebeliko. Vietas, ar tai? Ca ir ca. Turi koks 5 metus vaikas. Ką tu tėti valgiai? Viską. Viską? Tipo kačių maisto. Iš visko stiklinas. Atidarau, prašau. Diedukus kiškiūnus. Liepų rūmų laiptais. 100 metų. Kočiai. 100 metų. Šiltas. Sveikinam su šventėm čia kartu ir gimtadienį, Ačiū. nes vis tiek jau bus, o mes nesusitiksim gal. Ačiū. Na, Ačiū. sveikas ir mokytis, kad tau sektųs gerai ir viskas. Dėkui jums labai. Eilė jį viršutinė pasikamuoja ir paskui nematyt būna jos. Va, matai, šitai būna. Dar čia Tai čia visos turi šitos būti. eilės, vis taip turi būti. Turi būti, nes jūs per visą ekraną padarėte jį. Jeigu vat jis dabar bus, Reiškia, šito sakiau, gal čia irgi. jeigu, pavyzdžiui, jūs... Baisus čia kontentas. Atvažiavom pas diedukus kiškiūnus. Dabar eisim valgyt. Bet kai jūs paspaudžiat per visą ekraną, tai jisai tada dingsta? ir tas. Taip. Labai gražiai atrodai, va šitas labai gražus. Ačiū. Labai, nu ir plaukai gražus, viskas labai jau, va, berniukas labai, va, irgi gražus. Specialiai setupinau kamerą šitoje vietoje, kad, žodžiu, visas nufilmuoti, kaip pietausim prie kalėdų stalo. Čia matote Barborą, kuri nežino, kaip naudoti įrankiais ir bando nuspręsti, į kurią pusę padėti įrankiai. Buvo viskas iš mano kūčių ir kalėdų. Deja, bet po to jau nebesugebėjau nufilmuoti pačio galo, kaip mes valgėme, nes visą laiką prašnekėjau. Bet tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Nepamirškite palaikinti ir pasubscribinti mano kanalą. Su jumis buvau aš, Gustas Kiškiūnas. Sutiksime kitame video. Viso, davai.